atvykus į 16 valandos ir šios dienos psalmėje bus skaitoma, kad Dievo mokymas jis atnaujina gyvastį. Dievo mokymas jis atneša išminties. Dievo mokymas duoda šviesos, kitaip pažvelgti į gyvenimą, kitaip pažvelgti į tavo kūno, proto, sugebėjimus, visus dovanas, kurias esi gavęs iš visagalio. Ir mes ateiname čia, tą laiką bandom skirstyti tarp bažnyčios ir tarp didžiosios palapinės, tarp to, kas rimčiau ir tarp to, kur pramogos, tarp kūno ir tarp sielos. Nes tik tai tuomet mes galime turėti šosų gyvenimą, kuomet išlaikom balansą savo gyvenimo kelyje. Kuomet viskam yra savas laikas, yra laikas maldai, yra laikas giesmei, yra laikas šokiai, yra laikas šypsenai, laikas ašarom. Sveiki, visi surinkti į Vanagus, 16 jau ir su labai svarbia tema Dievo įsakymai, Dievo įsakymas. Apie juos jūs viskas sužinosite per šias dienas. Jums jau išvykstant klausimų, turbūt jokių nereikalų. Ir viešpas Dievas palaimina tave ir tesergėja tave. Viešpas Dievas apšviečia tave savo veidu ir tesie tau malonus. Viešpas Dievas nepakelia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Dievas išgirstų mus dvigubai. Nežinot? Kaip yra pasakęs Liuteris, kas gieda, tas nemiega. Kas gieda, tas dvigubai meldžiasi. Taip? Ar mes galim pagėdot? Ar jūs galit pagėdot? Taigi dabar visi kviečiam gitaristus, užtraukim tu karalius. Gal pavyks? Visi susikibkime už rankų. Tu karalius,
viršų. Visi pakelkim savo širdis, visi pakelkime rankas, Stokime prieš Dievo veidą, garbė tau. visi pakelkim savo širdis, visi pakelkime rankas, Stokime prieš Dievo veidą, garbė tau. garbė tau. Tu karalių, tu karalių, karalių, karalius, Karalius esi. O dabar jūs. Karalius esi. O dabar visi garsiai. Visi pakelkim savo širdis. Visi pakelkime rankas. Sustokime prieš Dievo veidą, garbė tau. visi pakelkim savo širdis, visi pakelkime rankas, Sustokime prieš Dievo veidą, garbė tau, garbė tau. Kažkas. Galim visi ritmą paplot? Naktis dieviška, gal tu bus vis vien kasdieniška, matyta 100 kart neetiška. Taip, sakyk, kad ji kaip vakar paidam, naktis magiška, tau jo darėme fantastiška, paskat jaučias kitaip, klasiškai, taip, sulaukies ir skęsti, paskęsti, o tu manęs sugavus, manęs sustoti, žodžiausiu žirgus. Naktis ir toliau vis geriau ir jauties vis laisviau, nes tokiai. Dar kartelį visų paprašysiu triukšmo. Šakis nebeįskris niekada, ir tai be žodžių bus graži nauja kalba. Ir nesvarbu, kur būtum čia ar svetur, tavęs supras. Būtų dar daugiau gražių ir nuostabių akimirkų. Na, o kad būtų aišku, ką dėl ko meldžiamės, tad ryto malda visada pradedama kieno vardu, pradedant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Bet dar ten nėra kur skubėti, čia mes pabūsim šiltai, tai turėsime pirmą tokią pamokėlę, įžangą į 10 Dievo įsakymų. Kaip šiandieną, žinot, yra mūsų šios stovyklos tema 10 Dievo įsakymų. Truputėlį mes pabandysim pasiaiškinti, kas jie yra. Bet pradžioje... Liudas, kunigas Liudas, papasakosiu jums apie 10 Dievo įsakymų, pradžią įvadą. Ir iš tikrųjų taip pat keletą sakinių norėčiau ir aš dar pasakyti, kas yra 10 Dievo įsakymų. Tai yra lyg tai 10 durų, 10 durų, kurios iš tikrųjų, mums arba prieš mūsų akis yra. Ačiū tau už maistą šį, ačiū tau už maistą šį, širdžia duoda mus pam, aleluja, garbė tau, aleluja, garbė tau, aleluja, garbė tau.
Ai, se te pego, ai, se te pego. Delícia, delícia, nossa, se você levanta. Ai, se te pego, ai, se te pego. Delícia, delícia, se você, nossa, nossa, se você levanta. Ai, se te pego, ai, se te pego. Delícia. Tikiuosi, jau esate pasiilsėję po vakar tokios sportiškos dienos. Na, tikiuosi, nei vienas neiškeliavo į namus, ar buvo tokių, kur buvo išsiųsti į namus. Na, patys sakė, aršiausiai keli buvo išsiųsti į namus. Šiandien aš kalbėsiu apie 5 Dievo įsakymą nežudyk. Čia nuskambėjo labai gera mintis, kurią aš lygiai taip pat norėjau su jumis pasidalinti. O dabar jūs pamatysite niekur nesivaidintą, niekur neparodijuotą vaidinimą, kurį jums parodys vanagų stovyklautojai.
the love which we as the children of God are to show to all mankind. Ir taip pat kalbama apie meilę, kurią mes kaip Dievo vaikai turime rodyti visiems. People of every race, of every nation, of every creed. Visiems žmonėms, visų tautų, visų rasų žmonėms. Taigi noriu pakviesti Arvydą Malinauską, kuris atvažiavo pas mus iš Kėdainių. Labą dieną. Atsiprašau, jeigu pradėsiu posėdį, nes pradžiokas kažkoks daugiau pakilo. Ačiū Liudui, kuris pakvietė mane po 6 metų į kalbų stovyklą ir kviesdavo ir anksčiau, ir kas taip užsimindavo, kad atvažiuosite. Bet aš visada skubuoju mažai laiko, nes atvažiavau iš Kėdainių parapijos ir dalyvavau. That my heart's belonging in my notes. Yesterday's reasoning, all the hopes that the time we spent was not that long. So I've got you, time with you. Another day and another time I'll be waiting, keep waiting. For only you, for only you, another day.
stebuklingas aš radau, jas dviese su tavim lankiau. Ir žodis nuostabus, ta malda, jis saugos apgins, žvilgsnio ramumo, gėlės gyvos. Praskirs, o dabar pasakykit man, kas gražiau už gyvenimą. Pasakykit man, kas gražiau už vardus, kuriais šaukei. Nes mano mama man sakė, kad pasaulio neapeit, bet likimo jo žvaigždės. Aš žinau, kad jūs žinot tekstą. Ir mano mylėti gėdavos, nesuprasti ir laimės kaina. Mama, papaukti vienišą į mane tolimą. Tie įsakymai yra ne tam, kad tave bausti, tie įsakymai yra tam, kad tave saugoti. Nes kaip mes šią savaitę kalbėjom, mes labai dažnai esam patys savo pavojingi, nes dažnai mes elgiamės ne taip, kaip mes norime. Ir aš dažnai sutinku žmonės, kurie sako, o aš čia nusprendžiu, čia mano tokia žmogus. Viešpats Dievas laimina, saugoja mus, viešpats Dievas ten šviečia mūsų savo
Dievas nepatiria jūs savo ramybės veidą, suteikia kiekvienam iš mūsų savo dangaus ramybę, tada Dievo Tėvų, Sūnaus, Šventos Dvasios. Suvažiavo apie 80 vadovų, kurie va čia savo roželę sudėjo. Ir kas pirmą kartą esate, tai nežinot, kad būtent tos roželės simbolizuoja kiekvieno žmogaus talentą, kiekvieno žmogaus sugebėjimą. Ir tai jau šis stovykla tik tai tuomet gali įvykti, kuomet yra daug pagalbininkų, atsidavusių širdžių, kurie aukoja savo savaitę gyvenimo laiko, savo talentus, sugebėjimus, sveikatą, nervus. Dalis čia vadovė, dalis dar yra lauke. Bet tai buvo šios stovyklos vyrėjai, kurie vyrė visą programą, kad viskas įvyktų savo laiku, savo vietoj, palapinėje, bažnyčioje, lauke, sporto aikštelėje, dar kažkur. Tai buvo mūsų vadovai ir labai smagu, kad šiemet buvo nemažai naujų vadovų. Ir buvo stovyklautojai, kada sulaukė 18, perlipa tą 18-19 barjerą. Taip pat galite susirasti vanagus Facebook'e ir ten galite pradėti ieškoti kelių, kaip tapti vadovu. Vienas kito, kad mes tokius dalykus galėtume padaryti. Nes kada mes kartu su jie kažką darom, mes galim sukurti tai, kas yra aukščiau už mus. Vieni mes to nesukursim, vieni mes to nepatirsim. Tik su jie kartu mes galim sukurti tai, kas yra aukščiau už mus pačius. Galim padaryti tokius jausmus ir tokius pergyvenimus, kurių pavieniai mes nepadarysim. Mums reikalingas vienas kito petys ir džiaugsme, ir liūdesy. Ir labai svarbu, kad Dievo dvasia mus suvedė čia skirtingus, su skirtingais požiūriais, skirtingom dovanom. Bet mes išvirėm šitą gražų, gerą patiekalą, smagę 16 stovyklą, kuri buvo, aš manau, tikrai smagi kaip tas jaunatviškas 16 gimtadienis, kad būna, ne? Taigi, ačiū vadovams, ačiū vyrėjams, ačiū Dievui. Jeigu viskas gerai, tikiuosi susitiksim ir 14 metais. Ačiū.